Labą dieną, ponai ir ponios. Mano vardas yra Daumantas ir aš savo jau antrus metus mokinuosi Amerikoje mokykloje Wayland Academy. Aš esu 12-okas ir greitai baigsiu savo 12 klasę, tad pagalvojau, galiu pasidalinti savo patirtimis ir nuomonę apie Amerikos mokyklas ir ypatingai apie savo šią mokyklą, kurioje dabar esu. Video prašyme esu sudėjęs laiko žymėjimus, jeigu jums įdomi kažkuri specifinė tema, galite tiesiai ten ir nueiti. Tad tikriausiai nieko nelaukime ir eikime prie pačio video. Taip, tai tikriausiai daugumai jūsų pats svarbiausias dalykas – mokslo lygis. Kalbėjau su savo draugais Lietuvoje, kurie yra pasirinkę tarptautinę bakalaureato sistemą ir pagal mano patirtį lygis yra pakankamai panašus, jeigu pasirinkate pastiprintus dalykus. Apie dalykų skirstimą aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau, bet kuo šiaip bendrai įdomi yra Amerikos sistema, tai kad jinai labai lengvai yra reguliuojama pagal jūsų norus. Tarkime, jūs galite pasirinkti bet ką iš ten pas mus mokyklai gal beveik 100 skirtingų dalykų. Aišku, dalis to yra tiesiog, kad tarkim matematika yra gal ten 8 skirtingi lygiai, kurį pagal save pasirinki. Bet esmė, kad tu gali susidėti tas pamokas, kurios tau yra aktualios. Mano brolis, tarkime, kuris yra už kameros, nusprendė, kad jisai bus labiau koncentruotas į meną, muziką, tai tokius dalykus ir pasirinko. O mano, tarkim, vienas draugelis nusprendė, kad jo pagrindinis dalykas bus medžio drožinėjimo darbai. Tikrai šviesus jaunimas. O apie lygių pasirinkimą, tai iš esmės yra trys lygiai. Yra CP, kas yra pagrindinis lygis, jeigu kalbėtumėme apie IB sistemą, tai čia būtų kažkur SL lygio. Yra Honors, kas būtų šiek tiek aukštesnis lygis ir jisai būtų HL lygio atmaina. Ir AP, jūs renkate koledžo kreditus, tai vadinasi, kad būdamas koledže jūs galėsite tiesiog neiti tam tikras klases galbūt. Arba tiesiog lengviau įstoti. Šiaip bendrai Amerikoje labai rekomenduojama yra turėti bent vieną AP klasę. Taip pat su jais visais ateina namų darbų kiekis, tarkime, STP nelabai ką reikės daryti, Honors, aš sakyčiau, apie 30 minučių skirti dieną ir AP apie valandą. Žinau, skamba labai baisiai, ta prasme, valandai dieną vienai pamokai Lietuvos sistemoje čia būtų akibrokštas. Ypatingai žinant, kad Lietuvos sistemoje mes turėdavome gal ten 12 skirtingų pamokų. Čia mes turime tarp 5 ir 7. O dabar yra dar sudėtingesnė dalis, tai jog šios pamokos tam tikra prasme rotuojasi. Iš viso yra 8 blokai, čia bent jau mūsų mokyklos sistemoje. Kiekvienam blokui yra priskiriama pamoka. Tarkime, pas mane fizika yra 5 blokas. Vadinasi, kad kiekvieną kartą, kai pamatysiu, jog mano tvarkaraštyje yra 5 blokas, aš žinosiu, jog tai yra fizika. Šie blokai sukasi. Kiekvieną dieną mes turime iš viso 6 blokus, tai maksimum galime turėti 6 pamokas į dieną. Ir kaip minėjau, šie blokai rotuojasi. Vadinasi, pirmadienį, jeigu turėjome nuo 1 iki 6, sekančią dieną mes pradedam ten, kur baigiame. Vadinasi, turime nuo 7 iki ten, 4 kažkur tais, jeigu matematika neapgauna. Tada sekančią dar dieną turim jau nuo 5 ir, suprantate, kaip veikia visa sistema. Tai mums leidžia turėti nemažai ir laisvų blokų. Tarkime, jeigu aš minėjau, kad turime dažniausiai tarp 5 ir 7 pamokų, vadinasi, iš tų 8 galimų blokų keli bus likę laisvi. Per tos laisvus blokus aš dažniausiai ir spėju pasidaryti dalį namų darbų. Tarkime, šiuo metu aš turiu 3 AP klases, bet taip pat turiu ir 3 laisvus blokus, nes turiu tik 5 pamokas. Tai reiškia, jog grubiai visas tas klases aš galiu pasiruošti per savo laisvus blokus. Žavus interneto jaunuoli. Kaipgi atrodo jūsų įprasta diena? Jūs klausite manęs. Ir leiskit jums papasakoti. Mano diena prasideda kažkur 7 ryto, nes 8 jau yra pamokos ir iki tada aš turiu nusipraust, pavalgyti ir panašiai. Pamokos tęsiasi iki 3:40, tačiau po jų nuo pat 4 valandų prasideda sportas, kuris tęsiasi iki 5:45 pagal mokyklos tvarkaraštį. Yra kažkokia paklaida, kai kurie sportai grįžta tik tai, tarkime, apie 6, vadinasi, užtrunka apie 2 valandas, kai kurie užtrunka kiek tais mažiau. Po sporto mes turime vienintelį savo dienoje laisvo laiko tarpą, kuris tęsiasi iki 8 valandos. Šis tarpas yra vienintelis laikas, kada mes galime išeiti iš savo mokyklos teritorijos, tačiau turime grįžti iki 7:30, kad jau būtumėm laikus savo sekančiai veiklai. Tačiau šis laikas taip pat dubliuojasi su mūsų vakarienės laiku, todėl jeigu kažkur ir eisite darbo dieną, tikėtina, kad eisite nebent kažkur tais pavalgyti. Toliau seka mūsų namų darbų ruošos veikla. Mes esame savo bendrabutį visi atsidarę duris ir vaikšto prižiūrėtojas prižiūri, kad mes tikrai darytumėm namų darbus ir ruoštumėmės pamokom. Ir tai tęsiasi iki pat 9:30 vakaro, kuomet aš asmeniškai einu gulti, kai kurie tokie kietesni vaikai galbūt pasilieka ir kiek ilgiau, bet, manau, suprantate, kaip viskas atrodo.
Sportas. Grįžtam truputį prie sporto, kurį jau minėjau. Visas sportas yra padalintas į 3 sezonus - rudens, žiemos ir vasaros. Kiekvienam sezonui yra keletą skirtingų sporto variantų. Visų jų nevardinsiu, bet jeigu nepatingėsiu, čia kažkur tais galbūt atsiras. Sporto variantų yra tiesiog, baisiai daug. Ir tas yra labai fainai, norint išbandyti kažką tais naują. Tačiau reikia pripažinti, jog ne visi sportai čia yra sukurti lygiai. Kai kurie sportai yra labai populiarūs ir labai gerai išvystyti. Tarkim, krepšinis, amerikietiškas futbolas, tenisas, manau, suprantate. Bet jeigu norite pasimti kažką labai specifinio, kaip tarkime fechtavimuose, bus kažkiek tais ramiau. Kai kuriuose sportuose dėsto tiesiog mokytojai ar ten kažkokių vaikų tėvai, tai ten super aukšto lygio galbūt tikėtis nereikėtų, bet ypatingai tie patys pagrindiniai sportai turi tikrai ir daug varžybų, ir daug treniruočių, ir į tai žiūrima tikrai rimtai. Aišku, vis dėlto, jeigu esate ten, nežinau, profesionalus krepšinio prospektas, tikriausiai nereikėtų eiti į šitą mokyklą, reikėtų pasirinkti kažkokią specifikuotą tam. Bet iš esmės sportai yra labai neblogai išvystyti ir kažkiek tais ten tos 10 000 žingsnių tikrai turėtumėte į dieną surinkti. Taip, tai mokyklos aplinka. Jeigu mes šnekėtumėme apie pačią mokyklą, tai čia yra tiesiog, nuostabu. Visa aplinka yra išpustyta, nepriekaištingai. Mane, tarkime, užvakar prižadino kaip sniegą valę žmonės, nes pas mus prisnigiai reikėjo, kad ten visi takai būtų nuvalyti tobulai tiesiog. Yra skirtingi pastatai, skirtingi mokslo dalykai, milžiniška biblioteka. Ta prasme, aš dabar realiai sėdžiu klasėje, čia yra podcastinimo klasė. Tai aš manau, tiesiog galima suprasti, jog čia mokykloje, yra tiesiog wow šitų klausimų. Didesnės problemos atsiranda už mokyklos ribų. Čia jau priklauso nuo to, kurioje vietoje susirinksite mokyklą, tačiau dauguma tokių mokyklų, mano supratimu, yra šiek tiek už miesto. Ir Amerikoje atstumai yra pakankamai dideli, daug greitkelių panašiai, tad pėsčiomis jūs nelabai daug kur nueisite. Čia daugiausia, ką galima padaryti, tai, nežinau, nueiti ten į McDonald's kur nors netoli ar į parduotuvę. Arba jeigu esate 14-metė mergaitė, galite nueiti į Starbucks, jeigu jums jau taip labai reikia. Bet iš esmės yra kiek tai tuštoka ir tai yra šiek tiek problema savaitgaliais, nes savaitgaliais mes turime nemažai laisvo laiko ir tiesiog gaunasi, kad sėdime kambariuose. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į klimatą. Aš nežinodamas pasirinkau vietą Viskonsine, kur įsivaizdavau, kad bus šilčiau už Lietuvą. Pasirodo, anaiptol, čia dažniausiai būna apie -20 laipsnių žiemos metu. Praeitais metais netgi teko patirti -30, niekam nelinkiu. Tad atsirinkite vietą ir pagal klimatą. Kainos. Taip, kainos yra kiek skaudesnė dalis, kalbant apie šias mokyklas, nes jos kartais labai smarkiai kančiasi. Iš esmės, jos dažniausiai prašo tarp 60-90 tūkstančių metam. Žinau, atsistokite nuo tų kėdžių, kur nukritote. Iš esmės viskas yra kiek tais pigiau negu yra rodoma ant popieriaus, nes šios mokyklos duoda nuolaidas. Mano asmeninė patirtis sako, kad didžioji dalis mokinių mano mokykloje, kuri šiaip kainuoja apie 70 tūkstančių, realiai moka apie 20 kelis galbūt. Kas yra, turim pripažinti tikrai pigiau negu pradinė kaina, bet taip, kainos tikrai kandžiasi, net ir žinant, jog įeina ir apgyvendinimas, ir maitinimas, ir mokslas. Kokiegi dar pliusai yra besimokinant tokioje mokykloje? Jeigu šnekėtumėm grinai apie galimybės po mokyklos, tai manęs tikriausiai neįtikintumėt, jog kažkas labai keičiasi negu mokinantis Lietuvoje. Tikrai netikiu, kad neįstotumėt į tokį patį gerą amerikietišką universitetą, jeigu Lietuvoje irgi turėjote gerus balus. Ką aš manau tuo tarpu atveria, tai žinojimas sistemos, žmonių supratimą, galbūt įsigilinimą, kur labiau norėsite mokyti, savo krypties atradimą. Realiai tas angliškas terminas networking yra tikriausiai labai tinkamas dalykas paaiškinti, ką jūs čia realiai ir darote. Taip pat prie pliuso aš dėčiau ir kokie vaikai čia mokinasi, kaip jau minėjau, networking, bet šie vaikai yra tikrai dažniausiai žinantis, ko jie nori ir dirbantis dėl savo tikslų. Neapsimetinėkim, įsipaišo visokių fruktų, bet didžioji dalis yra tikrai neblogi veikėjai. Taip pat mes tikriausiai visi suprantame, jog gerėja mūsų savarankiškumas, anglų kalba, visi šitie patys paprasčiausias dalykai, geografinis išsilavinimas. Ši mokykla, tarkime, pas mane yra labai tarptautinė, yra netgi 35 tautos.
Tad prieš porą gerų dienų, tarkim, šnekėjau apie skirtingas religijas su savo draugais iš Azijos. Man fizikai padeda ruoštis mano korėjietis draugas. Šiaip tai į Koreją aš netgi buvau vasarą nuskridęs, nes tiesiog turiu draugelį ten, pas kurį galėjau apsigyventi. Tuo pačiu, jeigu šnekėčiau apie minusus, tai didžioji daly mokyklų, kaip minėjau, jeigu jūs esate toliau nuo miesto, bus toli važiuoti iki skrydžių, nes susisiekimas Amerikoje yra tikrai prastas, viešasis transportas neišvystytas. Taip pat klimatas, bet čia jau priklauso labai nuo kur jūs gyvenate. Man asmeniškai trukdo ir laisvės kiekis, nes kaip tikriausiai girdėjote iš mano rutinos, viskas yra labai labai sureguliuota ir prižiūrima. Negaliu kada noriu išeiti, ateiti ir panašiai, kas man buvo pakankamai įprasta, kai aš gyvenau Lietuvoje. Taip, o kaip atrodo mūsų gyvenamoji aplinka, tai mes turime bendrabutį. Čia jau yra labai tikriausiai asmeniška mūsų mokyklai, bet mes turime bendrabutį, kuris įrengtas yra prieš grubiai 200 metų. Jisai buvo renovuotas, tai nėra gal taip baisu, kaip gali skambėti. Man asmeniškai tikrai yra niuansų, nes Amerikoje, kaip galbūt žinote, yra labai labai plonos sienos, tad girdisi visi kaimynai, kai kažkas nusprendžia, kad 12 nakties yra pats laikas žaisti kompiuterinius žaidimus ir garsiai šaukti. Taip pat mes gyvename po 2, kas irgi man asmeniškai nedaro manęs labai laimingų, bet čia jau yra kaip kam, kažkas yra socialesni. Tarkime, mano brolis yra uždarytas tikriausiai pačioje mažiausioje kamurkėje įmanomui, bet jisai sako, kad jam viskas gerai, kad jis įsirengė. Įsirengė, aš sakyčiau, yra kiek gražus žodis pavadinti taip, kaip jis gyvena, bet kai kam tinka. Taip, tai tikriausiai man asmeniškai svarbiausia tema savijauta. Savijauta man asmeniškai kiek banguoja šių mokslo metų metu, ir praeitų mokslo metų metu, nuo pat tada, kai aš pradėjau mokinti šioje mokykloje. Sunkiausias niuansas yra tas buvimas atskirtam nuo namų, tas angliškai vadinamas homesickness. Aš įsivaizdavau, kad manęs jis taip stipriai nelies, bet iš esmės pasirodo, kad veikia. Net ir tokį nejautrų akmenį, koks aš esu. Taip pat niuansas yra tai, jog kadangi gyvename su kambarioku arba būname pamokose ar kažkur kitur apsupti žmonių, aš bent jau būdamas intravertas kiek tais pavargsiu nuo tokio niuanso. Todėl stengiuosi eiti daug vaikščioti ir panašiai. Jeigu kita vertus jums patinka daug bendrauti, čia yra idealu, tiesiog ideali terpė tam. Dar vienas niuansas gali būti amžiaus ir brandos skirtumai, nes amerikiečiai mokslus pradeda būdami 6 metų. Ir aš nebandau vaidinti čia kažkokio super kieto, vyriško, subrendusio veikėjo, bet kartais jau kaip per pamoką 20 kartą išgirsti 6-7, o dabar jau yra 2026 metai. Nebesi toksai laimingas, koksai buvai prieš 2 minutės. Ir tai kažkiek tai trukdo man asmeniškai. Bet amerikiečiai sudaro tik tais bent jau šioje mokykloje apie 50% mokinių, tad tikrai galima rasti draugų ir iš kitų tautų. Aišku, nesupraskit klaidingai, yra tikrai normalių, išsilavinusių amerikiečių, su kuriais malonu bendrauti. O dėl kalbos barjero, tai jis tikrai pakankamai greitai susitvarko. Ne tai, kad aš nebeturiu akcento, aš manau, kad mano akcentas liks, bet tiesiog dingsta tas bijojimas šnekėti ir toksai nebylumas mokslo metų pradžioje. Tad draugų susirasti tikrai bus įmanoma. Tai kam aš rekomenduočiau tokią mokymosi patirtį? Pagrindė rekomenduočiau tiem vaikam, kuriem reikia pagalbos norint, angliškai sakant, lock in. Čia, kad jaunimas mane suprastų, jaunimas. Ne, bet iš esmės tiem, kuriem reikia pagalbos susikoncentruoti į mokslus. Taip pat tiem, kurie turi labai išreikštą vieną sritį, kurią nori koncentruotis ir siekia kažkokio, darbo ar žinių Amerikoje. Bei tiem, kurie yra super socialūs ir tiesiog nori turėti kuo daugiau tarptautinių draugų. Bet reikia paminėti, jog tokia patirtis yra labai specifinė, ko aš asmeniškai pats rinkdamasis nežinojau ir yra skirta tikrai ne kiekvienam. Aš netgi būdamas tikriausiai priešingai pusė negu visi šie dalykai, kuriuos išvardinau, vis vien kažkokiu būdu išgyvenau 2 metus ir, kol kas lyg ir man su galva viskas gerai. Tai jeigu esate motyvuotas ir dedikuotas, tikrai viskas pavyks prabūti čia. Taip, tai aš pasikviečiau savo brolį Augustą, kuris buvo už kameros, čia yra jo 1 metai ir tiesiog aš norėjau, kad jisai jums papasakotų apie savo pirmus įspūdžius šių mokyklų. Taip, man ši mokykla patinka, duoda daug. Aišku, biškai tokia laisvės truputėlį, bet čia visa kita labai gerai, labai smagu žmonės, kambariai nėra tokie blogi, iš tikrųjų. Kaip tau, Augustai, su dalykais, kaip su pamokom? Aš pasirinkau muziką, taip toliau, redagavimą nuotraukų buvau pasirinkęs. Šiek tiek laisvesnius dalykus, matematika vis tiek yra privaloma, aš pasirinkau žemesnį lygį, nes aš nesu tiksliukas.
Bet pasirinkimo yra tikrai labai daug. Labai gerai. Jūs tikrai surasite savo bendrakalbių ir panašus mąstymo asmenų. Taip, tai labai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Ir tiek tai susimatome, jeigu dar kažkada nuspręsiu kažką įkelti.